Užtvaros tikslas – užtverti kelią iš varžovo aikštelės pusės lekiančiam kamuoliui. Aptarkime stovėseną. Stovėti reikia pusiau sulenktomis kojomis apie 40 cm nuo tinklo. Rankos sulenktos prieš save ties krūtinę paruoštos užtvarai statyti, o riešai pusiau tempti. Šokant į viršų pirmiausia kyla rankos. Svarbu stengtis, kad rankos būtų tiesiamos šiek tiek greičiau, nei viršų juda kūnas. Tarpas tarp kylančių rankų turi būti toks, kad tarp jų negalėtų pralysti kamuolys. Reikia stengtis rankas laikyti kuo arčiau tinklo, o riešams iškilus virš jos stenkitės rankas įkišti kuo giliau į priešininkų aikštelės pusę. Trumpai apie dažniausias klaidas, kurių išvengius būsite visų puolėjų siaubas. Per siaurai arba per plačiai keliamos rankos. Šokama būnant per toli ar per arti nuo tinklo. Mojama rankomis. Jei pašokęs nepasiekite tinklo viršaus, patariame užtvaros nestatyti.